rock'n'rollas. Turiu vieną tokią skrajojančią frazę. Aš paauglystėje labai norėjau groti gitarą. Ir jaunystėje labai norėjau groti gitarą, nes gitara šiaip yra kieta. Bet negaliu aš groti gitarą. Klausos neturiu visiškai. Gyvenimas man davė mano gitarą. Tik ta gitara vadinasi verslas. Eva yra mano gitara, kur aš galiu mokytis improvizuoti, mokytis groti, mokytis dainuoti. 5 metai, bet turbūt juose telpa daug daugiau negu 15 metų istorijos iki to. Begalinis tempas, nuolatiniai pokyčiai, daugybė nuotykių, dideli projektai. Ir Eva lyg ir ta pati, bet lyg ir pasikeitusi, dvasia liko ta pati. Oi, Eva po 5 metų tai kilsim. Įmonė yra perspektyvi ir tikrai ateičiai, manau, galėsim daug ką nuveikti ir daug ką padaryti. Daug kas šito įmonė yra padaryta ir pasiekta ir įmonė viską pasikeitė dėl drąsos. Nes nebijom kažko daryti, nebijom klysti realiai. Gal tyliau biskį, kad dar tik metų sulauktume realiai, jo. Nerimtai žaidžiat su likimu. Mesgi 19 metais buvom banko reanimacijoje, tai galėjome iškeliauti per Kalminą, tai realiai vieną kartą Eva grėsė bankrotas. Bent jau kiti taip galvoja iš tikrųjų, o pastarasis 5 metis, tas pastarasis, iki 20 metų, kai išeini iš reanimacijos, vėl įkvėpi oro pilnais plaučiais ir žinai, kad nebesergi ir esi labai labai gyvas. Atsidūriau prieš maždaug 5,5 metų. Atėjau nelabai drąsiai su tokia vidinė moteriška nuojauta, kad čia gali būti mano vieta. Nu tai faktas, taip ir žiūrėjo, blondinė, nesupranta, ką jin čia veikia ir ko jai čia reikia. Turi 4 vaikus, tegul augina tuos vaikus namuose, maždaug taip. Bet, aš žinau, kokia aš esu šitoj profesijai. Tai aš žinau, kad palaipsniui aš parodysiu tą tikrą veidą. Buvo perdavimo, tai buvo sutikti. Su mano atėjimu buvo daug perversmo, nes aš mačiau šiek tiek kitaip šitą poziciją, tai šitoj vietoj padarėm tą perversmą ir dabar tikrai išieškom sėkmingiau, daugiau, greičiau. Tai va taip ir vyksta šitam skyriui. Visas šitas, ką jutau pradžioj, tai tik sustiprėjo per tuos 5 metus. Tikrai Eva yra tikra, jinai yra draugas vienas kitam, mes tariamės, mes sprendžiam kartu problemas. Čia yra tikrai labai didelė laisvė suteikiama darbuotojams ir žmonėms, kurie čia dirba. 20 kovidas. Maras, karas, kovidas, finansinė krizė, ekonominės kataklizmos, gamtos stichijos, žemės ūkis nesustoja, nes reikia maisto, reikia gaminti maistą. Tai taip nutiko, kad tas kovido pavasaris buvo mums iš tiesų tramplinas į pirmąją vietą rinkoje, nes rinkoje konkurentai leido mums tiesiog dirbti, nes pat nedirbo. Iš tikrųjų, turėjom labai stiprų team buildingą. Ir mūsų pagrindiniai lyderiai, kurie šiandien veda įmonę, būtent tuo metu ir išryškėja. Tu gali laisvai elgtis ir priimti sprendimus. Tai nėra, kad bijai kažką padaryti, nes už tai gausi pylos ar kažkas. Aš esu labai gerą frazę ir iš Gedimino girdėjęs, iš klaidų mokinamės. Ir tam tikrais momentais galime padaryti tų klaidų, iš kurių patys gerai pasimokome, nes ir pati įmonė augo per klaidas, per nežinojimą, bet būtent priimti sprendimai kartais lėmė įmonės sėkmės čia, kur esam dabar. Man susikūrė ritualas prieš klientą, būti atsakingu, nes parduoti žemės ūkio techniką gali visi.
Bet ateityje išlikti sėkmingai įmonį, tai reikia neatvežti naują technikos vienetą, neįrodyti, kad jis geriausias, bet reikia išsiaiškinti tą poreikį, ko klientui reikia ir kad visada jis pasikreipęs gautų atsakymus ir kad būtume šalia visada, kad būtų klientas draugas. Ir tokiu požiūriu manau, kad galime pasiekti dar nemažai gerų rezultatų visi kartu. Daug automatizuojam procesų ir kuo daugiau automatizuojam procesų, tuo stengiuosi daugiau būti su žmonėm, kad galėčiau atsakyti čia ir dabar. Daug važiuojam ir pas klientus šiai dienai, kada reikia užnugario pardavimų komandai, kada reikia svorio, kada reikia aplaistyti pirkinį, nuvažiuoti, teikti raktelius, tai tas darbas nėra monotoniškas, tik tai, kad prie kompiuterio ar kažkur kolektyvo viduje suktis. Dažnai lankom ir klientus, ir renginius, ir parodas, ir gamyklas tas pačias. That's one of the secrets of the Ferguson system. Kadangi augam, kadangi raumenys auga, tai mes vis norim būti didesni. Mes norim dar, mes norim labiau, mes norim geriau. Apie naują ofisą svarstėme nuolatos ir visą laiką pagrindinė kliūtis būdavo vieta. Arba sklypas per mažas, arba sklypas kažkur per toli nuo autostrados, nematomas, o matomumas mūsų versle yra must, tai yra būtinybė. Tai šita vieta tai šiaip unikali tuo, kad čia virš 30 metų veikia legendinis Cepelinų restoranas. Gal per skambiai skamba, bet 90-ųjų metų legenda. Kadangi su Cepais nepaėjo, galiu papasakoti, kaip čia atrodys. Na, šito pastato turbūt nebus. O toliau prasideda statybos. Be galo įdomus dalykas statyti savo namus. Čia yra visi, kas kūrė Evo, išskyrus Mantvydą. Buvo labai įdomu stebėti, kaip viskas kyla. Sklypas išsilygino, atsiranda poliai, atsiranda kolonos, apsisiūna pastatas, prasideda stiklai ir tarsi viskas vyksta taip greitai, kad smegenys nespėja pasiruošti įkurtuvėm, nes per greitai. Šita vieta, kur dabar sėdime, 24 metų pradžioje buvo ta vieta, kur suvažiavo pirmieji traktoriai keliaujantis į Vilnių, į traktorių protestą. Protestas buvo ne tik ūkininkų, buvo ir mūsų protestas. Tai tiesiog tai yra bendruomenė, tai visi esam susiję labai stipriai. Jeigu ūkininkų įprastai, tai ir mums prastai. Ir atvirkščiai, tai reikia stengtis vieni dėl kitų. Evo namai visada buvo ir bus visų Lietuvos ūkininkų namai. Nesvarbu, kokios spalvos traktorių jie vairuoja, jie yra mūsų draugai. Ten labai buvo viskas suorganizuota spontaniškai ir greitai. Tai mes greitų sprendimų ir gerų priėmėjai tai esam labai geri. Tai tiesiog priėmėm ūkininkus, aš pats dalyvavau, tai gamino maistą realiai su kolega. Tai sriubą vėrėm, tai labai visi buvo patenkinti ir nustebę, tai labai smagu. Kaip gali kažkaip irgi prisidėti, bent kažkaip tai. Tas palaikymo ir bendrumo jausmas bus viena iš tų akimirkų, kurias atsiminsi visą gyvenimą. Ūkininkų protestas buvo momentas, kai galėjau pasimatuoti mūsų vertybės. Ne tik aš pasimatuoti, mes visi Evoje galėjom pasimatuoti vertybės. Kas apskritai yra vertybės? Aš nežinau, ką vakar valgiau, tai čia. Tek žinok padiktuoti šitą matį. Drąsa, laisvė, tikra ir draugas. Ir nevauk iš valdžios, ne, dar tas yra. Nu gerai, bet ten... Jie nebelabai nemėgsta konkurencijos, pastebėjau, tai reikia. Aš turiu vieną pranešimą, kuris jau keliose konferencijose apsisukęs. Jisai vadinasi Nekenčiu HR. To dviejų raidžių ir žodžio personalo vadovas. Kai pirmą kartą išgirdau pasiūlymą, kad mums galbūt reikia HR, tai man buvo spjūvis į veidą. Per rekomendacijas atsirado įmonė personalo vadovas, dedu brūkšnį ne personalo, žmonių ir kultūros.
turėjau užduotį susigalvot pareigas pati prieš pradedant dirbti. Tai pasižiūrėjau, koks tuo metu trendas, kaip čia geriausiai skamba ir susikūriau. Bet šiaip paprastai tai HR-as, personalas. Agro sektorius, traktoriai, kombainai, o aš tokia visiška miestietė galvojau, nu jau ne. Bet kažkaip vidui pamaščiau, kad pamėginsiu. Kadangi pradėjus dirbti, tikrai daugybės procesų nebuvo, truputėlį kultūra gal tokia buvo ne visai vakarietiška, kas liečia vadovavimo stilių. Jau visiškai. Tai mano atsakomybė ir yra tiesiog sudėliot procesus į vietą, kas liečia žmonės, kas liečia jų ugdymą, kas liečia karjeros perspektyvas. Tai atrodo, kad visai gerai einasi čia mums tuo klausimu. Visur visą laiką yra kolegos, kurie eina kartu tam visam kely, o padaryti yra labai daug. Turbūt pagrindinis pamatas tai mūsų vertybės. Vertybių išgryninimas irgi, sakyčiau, šio penkmečio vienas svarbiausių dalykų, kas įvyko. Manau, kad HR-as padėjo ne tik man tapti geresniu vadovu, manau, kad daugeliui mūsų įmonės vadovų padėjo tapti geresniais vadovais, visiems žmonėms tapti geresniais žmonėmis ir išsigryninti Eva žmogaus tapatybę. Kadangi jau esu 9 metai, tai tikrai mačiau nuo tos pradžios, tokios kaip viskas įsikūrė, tai tikrai viskas pasikeitė labai stipriai, atsirado labai daug procesų, labai daug tvarkų, viskas susistatė į rėmus ir dabar esam tikrai stiprus. Čia yra kiekviena diena nauja, nežinai kas bus, mes nesam įspausti į rėmus, mes galim daryti realiai. Mes atviri veikti, esam laisvi. Kas tarybos pradėlė? Aha. Reiškia, mes. Mėnesių darbuotojas? Vėl mes. Ta transformacija būtų tinkamas žodis apibūdinti tiem 5 pastariesiem metam. Transformacijos versle vyksta ne tik logistiškai keičiant vietas ar siekiant kažkokiu tai naujų verslo galimybių, bet transformacijos būna ir apie žmonės. Tai šitas penkmetis buvo kartais ir skausmingas. Teko atsisveikinti su žmonėmis, su kuriais tu galvojai, kad visą gyvenimą kartu keliausi. Ir plus, kai vyksta transformacija, kai nutinka ypatingai svarbių žmonių netektis, tai atrodo sudrebina įmonės pasaulį, bet ateina kiti žmonės. Ir pasirodo, kad gali būti dar geresnių žmonių, dar labiau eviškų žmonių. Tie 2 metai praėjo, taip sakyčiau, kaip vienas mirksnis. Labai nenuobodžiai, aktyviai ir su daug iššūkių. Aš manau, kad Evos didžiausia vertybė tai yra žmonės, kurie dirba Evoj, ta komanda sutelkta, nes tikrai turiu su kuo palyginti ir manau, kad šitiem žmonėm rūpi. Tiek įmonė, tiek vienas kitam. Neslėpsiu, iš pradžių man buvo šiek tiek gal netgi sunku, nes aš atėjau iš labai konservatyvios vietos ir kiekvieną dieną tavęs laukia kažkas naujo. Tu atvažiuoji pirmadienį į darbą ir Gediminas sako, šiandien mes važiuojam į Vilnių į konferenciją, kitą dieną vėl mes darom tą, mes tą. Bet iš tikrųjų ilgainiui aš prie to pripratau ir dabar netgi, kai būna tokių ramesnių laikotarpių, ramesnių savaičių, tai netgi norisi kažkokio judesio, kažką naujo padaryti, kažką kitaip, tai aš tai žvelgiu tik tai teigiamą pusę. Jau 10 metų atstovaujame Massey Ferguson prekinį ženklą Lietuvoje. Tikrai žvairuojam į Pabaltijį, į Latviją, Estiją, turim planų. Ir šitie 10 metų su Massey Ferguson mums labai svarbus, bet jie labai svarbus ir pačiam Massey Ferguson. Užpernai įvyko toksai malonus, netikėtas nuotykis. Massey Ferguson paprašė manęs įrašyti motyvacinę kalbą pasaulio Massey Ferguson bendruomeniai. Pavyko man ta kalba. Ir labiausiai, kas man patiko, pabaiga. I am Massey Ferguson. And all of you are Massey Ferguson too.
ir tada applauds. Ta prasme, tai buvo taip stipru ir taip vis tiek energetika kilo. Ir tai yra taip paprasta. Aš esu Eva ir jūs visi esate Eva. Jeigu apie drąsą kalbant ar ne, mes drąsiai ir pradžioj, ir po 15 metų drąsiai keliaudavom ieškoti naujų galimybių, naujų pardavimų. Tai drąsu buvo Irako prezidentui parašyti, kad atvažiuotų, nes, ką čia, žinai, nedylui kažkokiam kviečiamės, o vat šventė. Aš per parodas, kada susitikdom, žiūriu, net ir Massey Fergusono žmonės patys taip, gal čia netrukdykim, čia kažkaip, čia ne tie klausimai, kuris reikėtų užsiimti ir čia pakalbinti. Tiesiog paėmiau ir parašiau, kaip kiti sako, ir pats Gediminas, sako, aš nebūčiau turėjęs čia tos, ne tai kad drąsos, bet to tokio, čia neįžulumas, gal net nežinau, kaip išsireikšti, bet toks, drąsa. Čia buvo geras iššūkis, labai daug visko reikėjo padaryti, kaip matau dabar salėje visai kitaip atrodo. Viską reikėjo sutvarkyti, išvalyti ir paruošti. Tai tikrai daug įdėjom jėgų ir energijos ir dalį darbų ir pastumdyti reikėjo. Dabar kažkas dėl to kažkur viską ir vėluojam, dabar vejamės. Bet šventė tikrai buvo gera, smagi, tai manau atsipirko vargas ir išlaidos atsipirko toje vietoje. Man kas labiausiai įstrigo kaip žmogui žiūrinčiam gal iš šalies, įstrigo tas, kaip tie žmonės atvykę, jie atvyko pas mus šventiškai nusiteikę, jie atvyko pas Gediminą, visi norėjo jį pagauti, pasveikinti. Tikrai matėsi, kad visi nuoširdžiai džiaugiasi dėl mūsų įmonės, dėl tos progos gimtadienio. Mes 5 sezonai pastarieji, esam Žalgirio komandos rėmėjas, partneris. Ir ne veltui mes esam Žalgirio arenoje. Mes esam ten todėl, kad tai iš tikrųjų sutampa ir su mūsų vertybėmis. Ir krepšinis Lietuvai yra religija, taip labai banalu, bet tam tikrą prasme Eva irgi yra religija. Mes esame žemės ūkio pasaulio Žalgiris. Ir vertybiškai, ir filosofiškai, ir pozicionavimo prasme esame Žalgiris. Mes esame ne didžiausio biudžeto komanda, mes esame didžiausios dvasios komanda. Esame kaip komanda, esame kaip šeimos netgi nariai ir kartu siekime vieningo rezultato. Tikrai galiu drąsiai teigti, kad Eva kolektyvas yra komanda, nes visi dirbame kaip vienas kumštis ir visada stengiamės bendro rezultato ir vieno tikslo. Vienas iš svarbiausių argumentų yra santykiai ir pasitikėjimas. Kai nėra santykių ir nėra pasitikėjimo, gero rezultato negali padaryti. Laisvė. Laisvė veikti, laisvė daryti ir visi dirba savarankiškai ir siekia maksimalių rezultatų. Tai natūralu, kad laisvė yra vienas iš svarbiausių argumentų. I believe in miracles ir paskui degantis laivas. I believe in miracles. Hey, Rob! Hey, sexy! Eva turi svajonių komandą. Tokios stiprios Evos aš niekada nemačiau. Stiprios žmonėse, stiprios žmonių kokybėje, žmonių kultūroje, žmonių vertybėse, kur pasitikė kiekvienu, nes žinai, kad kiekvienas žaidėjas atlieka savo funkciją maksimaliai gerai ir žaidžia rezultatui, žaidžia pergaliai. Kai turi nugalėtojų komandą, čempionišką dvasią, tai faktas, kad svajojam toliau, nes svajonių komanda nebūtų svajonių komanda, jeigu jie nesvajotų. Svajonė yra raktinis žodis šitam sakinyje. Ir mūsų svajonės šiandien nesibaigia. Taip, mes turim svajonių namus, bet mes turim dar ir ambicijų ir norime eiti į kitą lygą. Ir su savo komanda žinau, kad mes galim daug daugiau. Ir žinau, kad tai yra geriausia komanda Lietuvoje.